Atvykau čia gyventi Jono Krikšto metus nuo rugsėjo galo ir gyvensiu 9 mėnesius, tai yra iki pat Joninių birželio 24 dienos, tai jau bėga 8 mėnesiai čia. Atvažiavau čia turbūt visai netikėtai ir neplanuotai, tai šią bendruomenę pažįstu jau beveik 10 metų. Jie vadinasi Tiberiados broliai, tai yra labai jauna ši kongregacija palyginus, dar yra gyvas Belgijoje jų įkūrėjas. Tai man atrodo, gal 79 metais jie įsikūrė, tai kiek daugiau negu 40 metų. Ir turbūt vienas iš bruožų šitos bendruomenės tai yra paprastumas ir palydėjimas gyvenimo kelionį, nes tas pats pavadinimas Tiberiados bendruomenė, jis toks keistai skambantis ir atsirado ir kilo iš to, įkūrėjas pasakoja, kad jam tiesiog labai patiko kelios ištraukos šventajame rašte apie Tiberiados ežerą, ypač viena iš tų, kai Tiberiados ežere plaukiojo valtyje mokiniai ir Jėzus pakvietė Petrą ateiti vandeniu. Ir Petras įžengė vandeniu ir galiausiai išsigando ir pradėjo skęsti. Tai tas Morkus, brolis įkūrėjas, apie šią ištrauką komentuoja taip, kad tai yra lyg gyvenimo kelionė, kad kartais mes gyvenimo ir tikėjimo kelioniai prigeriam to sūraus jūros vandens, kad kartais mes pradedam skęsti, bet Jėzus yra tas, kuris mus ištraukia, kuris mus išgelbė. Tai kiekvieną kartą prieš maldą, prieš mišias, 10 minučių prieš yra suskambinama varpu, kad galėtų broliai atsitraukti nuo darbų ir veiklų, kuriuose tuo metu esą ir žinotų, kad laukia malda. Tai paprastomis dienomis šitų varpų skambinama, o jau savaitgaliais bažnyčios varpu, nes tada malda ir visa kita persikelia į bažnyčią. Didis mūsų viešpats ir galingas. Didis mūsų viešpats ir galingas, jo išmintis begalinė ir galingas, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Didis mūsų viešpats ir galingas. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Esu brolis Vidas. Aš esu brolis Joakimas. Esam Tiberiados broliai, esam Baltriškių kaime, Zarasų rajone. Ir čia mes esame katalikų bendruomeniai, kuri kilusi iš Belgijos ir kur broliai į Lietuvą atsikraustė nuo 2001 metų. Taip, aš esu dabar beveik pusantro metų Lietuvoje ir dar mokiausi lietuviškai. O aš čia jau 10 metų kaip esu šitoje bendruomenėje, čia Lietuvoje. Taip. Pats esu kilęs iš Kauno, bet bendruomenę pažįstu labai seniai ir jau 10 metų kaip esu čia. Čia buvo virš 20 metų atgal, 23 metų atgal. Atvažiuoja kažkokie tai apsirengę su abitais, tiesiog žmonės man taip ir keisti. Ir moteriškė vietinė, sako, Gediminai tavęs ieška. Pamačiau žmonės, kryžiai mediniai, abitai, pasimečiau. Sako, reikia, kad jūs pas mum dirbtumėt. Nu, sakau, gerai, aš tada ant mūrėm stovėjau, iš baltų plytų mūriau, sako, su akmenim reikia. Nu, matė mano darbų čia aplinkui. Nu, tai paprašė, tai taip pat atvažiavau. Arčiau, kaip sakant, suspažinam, paaiškina, ką nori žmonės, bet gana sunkiai jie aiškina, bet kaip žinau šitų darbų, tai supratau gana nesunkiai. Tai va, ir pradėjau dirbti. Pradžia buvo vienuolinė, konkrečiai, kur dabar svečių namai yra. Tai va, tenai buvo mano pirmas darbas. Va. Nu ir toliau bendradarbiavimas vyksta iki šiol. Čia yra koplyčia, turbūt svarbiausia ir pagrindinė svečių namų vieta.
Tai broliai čia kasdieną susitinka 4-5 kartus. Maldos laikui turi čia ir mišes. Ir turi jas, kaip minėjau, jų to darbo dienomis, kai nėra grupių, nes kai yra savaitgalį, kartais tikrai būna ir 100 žmonių, tai jau čia taip niekaip nesitalpinsi, tai čia yra tokia mažesnė versija tos maldos. Nėra tokių populiarių suolų kažkokių, kur yra įprasta gal matyti bažnyčiose. Broliai mėgsta labai tokius suoliukus ir maldai kažkaip naudoti juos, būti kuo arčiau žemės savo paprastume. Jono krikštytojo metai yra vieni metai, kurie jaunimas gali gyventi vieni metai pas mus. Ir aš manau, kad yra vieni metai, per kurį aš gali atrasti, bet kas yra svarbiausias mano gyvenime, ko aš noriu gyventi. Ir kartais čia yra labai sunkus klausimas. Ir kartais reikia laiko, reikia galvoti ir aš kad aš galiu pamatyti ir ant kurių aš galiu pastatyti mano gyvenimą. Ir kai draugai paklausdavo, sakydavo 2 mėnesiai iki tavo išvažiavimo, tai ar tu turi intenciją, ar tu nori būti vienuoliu. Ir tada kažkaip kilo tokia mintis, kad galbūt 9 mėnesiai vienuolyną Baltriškėse su broliais gali būti tas laikas, kai aš noriu išgyventi Dievo meilę, patirti tą jaunystės dovaną. Labai bijojau dėl šios savo intencijos. Ir vis tiek galiausiai atvažiavau čia tai kaip į didžiausią gyvenimo iššūkį. Aš galvojau, kad čia bus vienatvės iššūkis ir tų darbų, kad aš čia nemokėsiu, kad turėsiu mokytis, kad būsiu nevykėlis, kad galbūt išgyvensiu tokį, nežinau, net gal šūdiną jausmą, bet tai mane užgrūdins, kad čia bus tokia vyriškumo pamoka. Ir atsimenu, pirmą vakarą atvažiavau čia ir buvo visiškai ramybė, labai gražus rudens saulėlydis ir galvoti, kur tas iššūkis, kur čia ta vyriškumo mokykla. Ir po kokio mėnesio atėjo prie manęs vienas iš brolių, kuris buvo atsakingas už gyvulius ir sako, rytoj turėsim pjauti 5 avis. Ir galvoju, nu jo, čia gal ir prasidės ta vyriškumo pamoka. Atrodo toks tikrai dalykus, kurio niekada gyvenime nebuvau daręs. Ir tada atsirado daug baimių, kad aš nevykėlis, kad nesugebėsiu. Ir tada aš bandžiau atlikti tokį tyrimą. Aš priėjau prie vieno brolio, sakau, tu esi pjovęs avis? Sako, jo, Belgijoje aš pjaudavau avis. Prie kito brolio, prie trečio brolio ir galvoju, jie visi turi tokio ūkinio darbo patirties papjauti tas avis, bet brolis pakvietė pjauti mane, visišką nevykėlį, kuris atrodo nesugeba, kuris galbūt net bijo kraujo. Ir kažkaip buvo toks keistas darbo procesas, buvo pradžioje baisu, bet kažkaip įpranti, vis tiek 5 avys nėra viena, tai gali tobulėti, mokytis. Galvojau apie patį darbo procesą su tuo broliu ir galvojau, kaip jisai nuolankiai su manim dirbo, kad jisai labai gražiai man paaiškino, nekėlė balsą, pasakė, kad gal geriau su tuo peiliu, gal geriau su šitu, gal geriau dabar darom taip. Ir aš supratau, kad aš čia gaunu tokias patirtis, kurias aš negavau savo tėčio, kad būdamas bendruomenėje su broliais, dirbdamas paprastus darbus, nežinau, kepdamas duoną, pjaudamas avis, aš gaunu tas tėviškumo pamokas, aš gaunu tą tyrą meilų žvilgsnį iš jų, tą pamokymą, ir jie nesako niekada, ai tau nesiseka, tu eik gal į vidų, gal tu netrukdy, kad jie visada nori dirbti kartu, nors gal tas darbas net ir būna ilgesnis, kai aš dirbu kartu. Kažkaip per vėlinas jisai atrado, gali būti, kad kažkas važiavo į kapines ir turbūt išmetė, nes aplinkiniai žmonės jo net pažino. Tai todėl ir yra Mozė, nes yra išgelbėtas. Biblinis vardas pagal gyvenimą savo. Tai labiausiai broliai mėgsta salotas. Yra iš Belgijos tradicija ir broliai nori kiekvieną vakarą valgyti salotų. Tai daugiausiai galima ten ir matyti įvairių salotų lapų, kopūstai.
žirniai, krapai, svogūnai ir visa kita, petražolės. Ir viską salotom. Ir tada dar desertui braškės. Nu ir žinoma, tradiciškai bulvės. Ir visada, kai atvažiuodavau čia, tai sutikdavau tos vaikinus, kurie gyvena Jono Krikšto metus, kas metus jau yra vienas ar keli. Ir kažkaip manęs tai niekada nesužavėjo, nes kai jie kalbėdavo apie smagius dalykus, apie grupės, apie misijas, kaip jie važiuoja po mokyklas, kalba, tai atrodė visai smagu. Bet kai pradėdavo kalbėti apie buities darbus, kad reikia broliams padėti ūkiniuose dalykuose, kad reikia važiuoti į mišką, reikia prižiūrėti gyvulius, man tai atrodė, kad aš esu nevykėlis ir aš to niekada nesugebėsiu. Galbūt tai atėjo iš to, kad vaikystėje neturėjau tėčio autoriteto, kadangi tėtis sirgo ir serga alkoholizmu. Ir tie visi vyriški darbai, kad ir perskelt malką, užsidegti, nežinau, ugnį, atrodė, kad čia tikrai niekada. Važiuojam į mišką su traktorium, pjaunam malkas, vežam, daržus ravėm irgi. Be jų pagalbos būtų labai sunku. Ir kada žmonės atvažiuos pas mus, yra taip gyventi kartu, kad mes kasdienybėje gyvenam. Ir aš manau, kad per čia mes kaip galim atrasti šaltinį mūsų gyvenime. Kasdien aš dirbdamas su broliais, aš išgyvenu tai, kad man pavyksta, kad aš galiu daryti ir išgyvenu savo vertingumą ir tą Dievo meilę per paprastus darbus su broliais. Tai kažkaip jau spalio mėnesį savo tai įsivardinau ir toliau buvo daug tikrai įvairių patirčių, per kurias aš tikrai išgyvenau tą Dievo meilę, atrodo, per paprastus dalykus, dirbant kartu su broliais, meldžiantis su jais, tai to čia atvažiavau. Tai atrodo, kaip ir pradedu broliams ūkio darbuose ir visuose kitose dalykuose, bet kartu pats iš to gaunu tą Dievo meilės patirtį per jų tą tėviškumą, broliškumą. Pirmadienio vakarienę tai prisijungia prie vakarienės du broliai. Nes šiaip įprastai vakarienės valgom atskirai, bet pirmadienį prisijungia du broliai, kurie yra atsakingi būtent už Jono Krikšto metus. Tai brolis Vidas iš Kauno ir brolis Joakimas. Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Kantu Viešpatie už vakarienę, už Vidmantą, kuris paruošė. Palaimink mus, mūsų bendravimą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Amen. Skanaus. Ja tu pagaminai? Papasakok, kaip ten buvo. Bet tu buvai užsikūręs ir tu... Man lietuviškai Davai. Nesi papasakok? Ne, labai noriu, kad čia bus. Bet jisai buvo užkurtas, jis važiavo tuo metu, ar tu žaidėjai? Tikslas buvo išvažiuoti iš traktoriaus garažo ir buvo su priekaba. Buvo truputį sunku. Nes kai važiuoji su priekaba nevažiuoja taip kaip nori, reikia sukti vairą į visas pusės. Ir brolis Vidas man padėjo sulaužyti. Na, aš jam sakiau, su kita pusė. Per daug sukio. Nusuko. Bet aš per stiprus, kad eiti. Taip pat labai artima bendruomenė, tai yra tas kaimelis Baltriškių, nors šiuo metu turbūt jau yra tik 4 nuolatiniai gyventojai, bet kažkaip broliai visada stengdavosi palaikyti artimą ryšį su jais. Tai yra daug istorijų, kai kaimo gyventojai tuos pirmosius brolius iš Belgijos mokė ir dalgių naudotis, kadangi tikrai nebuvo nei traktorių, nei žoliapjovių ir atvažiavus reikėjo kažkuo naudotis, tada skolinosi broliai iš kaimynų ir žemės ūkio techniką, traktorius ir visa kita, kad galėtų išmokti, išarti žemę, apdirbti žemę. Ir buvo daug labai tokių pamokų ir kartu dabar jie sukūrė labai artimą santykį, kad tie kaimo gyventojai kreipiasi į brolius, kai ištinka kažkokia bėda ar yra artimojo netektis, tai broliai yra pirmieji žmonės, kurie ir būna jų skausmuose ir džiaugsmuose, tai yra ar krikštynos, ar vaikų vestuvės.
Tai broliai tapo labai svarbia bendruomenės dalimi ir dalyvauja, atrodo, visose jų šventės ir taip pat ypač dabar, kai kaimo gyventojai yra vyresni, tampa ir pagalba. Ar žiemą pasirūpinti malkom, suskaldyti jas ir parvežti iš miško jas, ar nuvežti į parduotuvę, ar pas gydytojus, ar kažkur kitur. Tai tikrai yra labai gražus toks bendradarbiavimo ryšys. Aš jiem dėkingas, kad jie esą. Ačiū Dievui, kad yra Tiberiada. Buvo man sunkus momentas. Jie visą laiką galėjo, jeigu reikia, kaip sakant, pašelpti pinigais. Bet čia yra smulkmena. Šitą aš skaitau, kiti žmonės, kad pinigai pirmoje eilėje, ne, dvasiškumas pirmoje eilėje. Kad pas mane yra požiūris ne vien in pinigus, ne vien in uždarbį ir taip toliau. Yra žmoniškumas. Jeigu yra žmoniškumas, yra viskas. Dabar man kaip su jais yra lengva, o dabar, o šiuo momentu, ateina ir sako ačiū. Kas nepraeina iš brolių, visi sako ačiū. Dar Lauriną pažinojau, kai buvo mažesnis, kada važiavom aplankyti į jo šeimą per, buvo vienos maldos grupelės susitikimas ir paskui jis priėmė mane nakvot pas jį, tai buvo irgi proga arčiau susipažinti su juo, su jo šeima. Kadangi tėtis vis dar yra tikrai vis dar tam priklausomybės liūne, tai kažkaip suprantu, kad kol jisai yra tame liūne, aš negaliu kažkaip būti per arti jo, kad tai neįtrauktų ir manęs, kadangi prieš 4 metus netekau mamos, tai likome tik dviese su tėčiu, tai tas santykis toks, jeigu reikia pagalbos, aš visada esu atviras jam padėti, bet suprantu, kad tas emocinis santykis per daug glaudus negali būti, bet čia būdamas tikrai turėjau daug laiko apie tai kalbėti ir su broliais, tai turėjau brolį Vidą, kuris buvo kaip dvasinis palydėtojas šiuo laiku, kur susitikdavom kas kažkiek laiko kalbėti apie tuos širdies dalykus, tai tikrai turėjau tokią kelionę, kuri gal leido sumažinti pyktį ir tikrai kažkaip atsisakyti to pykčio ir suprasti, kad tai nebuvo jo pasirinkimas, kad tai yra tikrai liga ir kad tai tiesiog yra ir kažkaip yra liūdna galbūt ir skaudu dėl to, bet kažkaip išmokau atsisakyti to pykčio, kažkokio smerkimo ir kažkaip paleisti tai. Ir kai paleidai tas emocijas, tai kartu lieki ir atviras. Tai kaip jau minėjau, kad tikrai labai svarbu, kad toj kelionėje būtų abu du žmonės atviri. Tai dabar jaučiu, kad galiu būti vis atviresnis tam, bet kad reikia ir kito žmogaus apsisprendimo. Kitas turbūt irgi labai brangus dalykas, kuris patapo per šį laiką, tai yra malda į Šventą Juozapą ir galbūt ypatingai į šią tokią atrodo labai vaikišką ar paprastą statulėlę, bet kažkaip paprastumas yra labai svarbus šios bendruomenės bruožas ir šita skulptūrėlė yra nulipdyta įkūrėjo rankomis, tai šios bendruomenės įkūrėjo brolio Morkaus, kuris yra Belgijoje. Ir kuo man tai buvo labai svarbu, tai turbūt tuo, kad mano intencija, su kuria buvau šiuos metus, tai yra tos, galima sakyti, tokių tėvystės, galbūt žaizdų gydymas ir gyjimas. Ir Šventasis Juozapas turbūt yra vienas iš to tėviškumo pavyzdys. Tai visai šventosios šeimos galva ir galbūt tai buvo labai geras ramstis kažkaip remtis ir tai kažkaip kurti santykį. Nes tai, kad esu suaugęs alkoholiko sūnus, tai yra mano tapatybės dalis ir jaučiu, kad tikrai išgyvenu daug dalykų, kurie yra susiję su tuo. Ir kažkaip labai svarbu apie juos atpažinti ir kalbėti. Ir bendruomenė tikrai kažkaip galėjau tai patirti. Kažkaip galbūt yra brolių, kurie panašią patirtį turėjo, tai jie pasidalino savo gyvenimo istoriją, apie savo gyvenimo santykių su tėčiu ir panašiai. Ir kažkaip tikrai išklausė. Kas labai svarbu, tai man atrodo, kad broliai moka
išklausyti ir užduoti labai taiklius klausimus. Ir kartais atrodo, kad tas, pavyzdžiui, dvasinis pokalbis su tuo dvasiniu palydėtoju, atrodo, kalbu tik aš, jis tik užduoda klausimus, bet jie kažkaip moka užduoti klausimus, kad tu pats atsakytum savo ir kažkaip garsiai vardytum dalykus. Tai tikrai kažkaip prie to palengvėjimo viduje tikrai labai prisidėjo šitą bendruomenę ir tas santykis, kurį bando broliai kurti su žmonėmis, kurie atvažiuoja čia. Tas atvirumas ir ne pastanga kažkaip pamokyti, diktuoti gyvenimo taisyklės ar sakyti, tu ne taip darai, bet tiesiog klausti ir kad pats duotum atsakymą, kad pats išgirstum ir rastum jį. Tai turbūt galima sakyti, kad asiliukai yra tie, kurie lieka ir visada pasitinka tuos, kurie atvažiuoja, nes tikrai kaita yra didelė ir pasibaigia sezonas ir pasikeičia svečių namų gyventojai, tie vadinami Jonai Krikštytojai, ir kurie tikrai atrodo dabar paskutinės kažkaip buvimo čia dienos ir kažkaip iš aplinkinių, iš žmonių, kurie kažkaip prieina atsisveikinti, atrodo išgirsti, kad tikrai per tą laiką tampi kažkokių priedų, kad žmonės kai kurie atvažiuoja nebe tik pas brolius, bet atvažiuoja aplankyti ir tave, ir kartu nori ir pokalbio su tavimi, ir kartu tampi vienu iš baltriškų atributų. Tai Laurynas labai yra arti žmonių ir Laurynas mėgsta žmonės ir žmonės mėgsta jį ir ką aš pastebėjau, tai ypač su jaunimu, tai jam daug nereikia, prie jo jaunimas pats eina, turi kažkokį talentą paslėptą. Laurynas taip pat yra toks misionierius, jis nebijo irgi skelbti Dievo, liudyti ir visur važiuoti. Ir, tiek ir į mokyklas, tiek aplankyti kokias maldos grupės. Tas yra labai gražu. Ir, Laurynas yra drąsus irgi, jisai imasi naujų dalykų, kurie kartais būna, pradžiai gal ne taip, kaip čia bus, kaip čia viskas vyks, bet jisai moka pereiti, jam išeina pereiti per save, turi to drąsumo. Jo. Aš taip galvoju, kad tai mano gyvenime turbūt buvo gražiausias ir nežinau, turbūt geriausias sprendimas, kad aš turbūt nei mokykloje jaučiau, kad čia mano vieta, nei studijose, tikrai studijose kasdieną galvojau, ką aš čia veikiu, kodėl aš dar jų nemetu, o čia nuo pat pirmos dienos galiu išgyventi, kad esu laiku ir vietoje, ir nebėra jokių abejonių. Tai man kažkaip labai gerai išgyventi tos 9 mėnesius ir kažkaip tikrai atsigauti, pailsėti ir kažkaip įgauti kažkokį naują žvilgsnį į save, į savo gyvenimą. Tai tikrai jaučiu, kad grįšiu kitoks. Ir kažkaip, kai atvažiavau čia, tai tikrai tikėjausi, kad bus didžiausias gyvenimo iššūkis, bet panašu, kad iššūkis bus gal nebuvimas čia, bet tas grįžimas, kai vis tiek gal norėsis išlaikyti kažkokį ir maldos ritmą, kurį atsivežu iš čia, ir norėsis išlaikyti tą ramybę, kurią turbūt bus sunku palaikyti. Tai jaučiu, kad bus kitas iššūkis ir kiti turbūt metai Krikštytojo grįžti į tą realybę ir kažkaip išsaugoti tas visas dovanas, kurias gavau čia.